Labas visiems. Nu ką, jis ir vėl čia. Tai paskutinė turbūt trilogijos dalis, kaip ten vadinasi, karaliaus sugrįžimas, ne? Kaip žiedų valdovė. Tai šitas superdiukas 17 metų. Vėl jisai pas mane. Papildomam reguliavimui. Čia buvo šiokių tokių niuansų su tuo motociklu. Įdomių įvykių. Darytas video, man atrodo, buvo Stage 3. Kanale galit pažiūrėti, neprisimenu dabar prieš kiek čia mėnesių buvo. Padaryta, viskas idealiai sureguliuota, atiduotas motociklas. Ir ten kitame servise, žodžiu, žmogus, savininkas apsitarnavo tenai, žodžiu. Išvažiavo ir papuolė biškiai tokį nemalonų įvykį, kuris jam kainavo labai skaudžiai ir labai brangiai. Tai, kaip čia sakyt, prisikėlė naujam gyvenimui. Kelnės liko originalios. Originalios turėjome Akrapovičiaus, kur buvo prieš tai su to bakelio Akrapovičiaus. Ten buvo tokia puslė kaip katalizatorius, žodžiu. Bakelis kitas, galit video pasižiūrėti. Darytas yra. Tai dabar yra uždėtas toks išmetimas, jeigu čia jį galima pavadinti išmetimu. Tai yra tiesiog nieko, tiesus vamzdis. Tai čia jie vadinasi šorti, tokie dalykai. Jie yra žiauriai garsus ir žiauriai neturi performanso kai kuriuose vietose. Turėjęs su Yamaha, buvau užsidėjęs būtent tokio tipo trumpą bakelį, tai po 10 minučių aš jį nuėmiau ir pamiršau. Ir ant galios tas dalykas tikrai jaučiasi. Tai galva plėšo, kamštukai ausų nepadeda, net ir su dvigubom ausinėm ir su kamštukai, žodžiu. Tai viskas man čia byra, tinkai nuo sienų, viskas nuo lentynų krenta. Nuo to garso ir vibracijos. Žodžiu, žmogui svarbiausia patinka. Jam malonu šitą mocą vairuoti, jis investuoja ir čia, kaip pasakyti, daugiau klausimų tame neturėtų kilti. Toliau. Kai yra pakeistas išmetimas, realiai reikia perreguliuoti motociklą, kadangi buvo suprogramuotas su vienu bakeliu, dabar yra uždėtas kitas. Teoriškai daugumas kitų, nafik čia reikia reguliuoti, kas čia tik bakelis pasikeitė ir panašiai. Nu, aš jums parodysiu skirtumus. Jis buvo idealiai sureguliuotas ant akrapo bakelio prieš tai, dabar uždėjus šitą išmetimą. Skaičiai yra žymiai kitokie. Jam patinka sukimo momentas. Pa šitą mocą, tarkim, nuo žemų ir vidutinės dar daugiau. Šitas variantas tinkamas, kas nori pikinio galingumo, maksimalaus galingumo su šito motociklu. Toks išmetimas visiškai netinkamas. Tai einam turbūt prie skaičiukų. Čia yra versija Stage 3 finalinis, kuris buvo darytas paskutinį kartą su Akrapovičiaus išmetimu. Šiandieninio ryto, kaip pasakyti, stoko versija su tuo Akrapovičiaus tuningu sureguliuotu, bet jau su šituo bakeliu. Ir dabar prieš paskutinės korekcijos. Paskutiniai korekcijai liko labai minimalus tokie, kaip pasakyti, patvikinimai. Tai pakoreguosiu, jau papildomai nebesuksiu kiekvienos gazo padėties, nėra prasmės, ten skirtumai labai minimalus, galios kažkokių prieaugių tenai nebebus. Čia sutrūkdė, žodžiu, ką čia sakiau, pamiršau, ką sakiau. Žodžiu, kitų gazo padėčių galios nebelyginsiu, nėra prasmės, dėl to, kad jau čia tų matavimų milijonas, stage'ų milijonas buvo aktualiausias, kas yra dabar. Tai žmogus paprašė daryti ant 2 režimų, ant sporto, palikti esamą galingumą, kuris buvo prieš tai, ir tik tai idealiai sureguliuoti kūrą. O ant treko režimo padaryti dar agresyvesnį. Tai tas mocas jau čia yra bombinis, nežinau, kas su juo nevažiavęs turbūt, tai išsigastų, kaip jisai važiuoja dabar. Tai čia midrange'as, vidutinis gazas, arkliai vienodi, 1.9. Čia, kas liečia galę, niekas nepakito. Nuo prieš tai buvusio tuningo turiuomenį. Tik va dabar yra kūras taip pastatytas. Analogiškai toj vietoj per liesą, ant galo per riebų.
Kitas cilindras taip pat. Šitas buvo geriau šiek tiek. Čia jau vidury buvo norma, aplamai. Ant galo biški per mažai buvo, čia biški per mažai, nu žodžiu. Dabar viskas yra pastatyta normas ribose. Viena iš mažesnių gazo padėčių. Čia taip pat dasidėjo šiek tiek. 4 arkliai, 4 arkliai, 3 arkliai šiek tiek niutonų. Tai čia kūras nebuvo labai baisus. Taip. Stok. Čia stokas. Tokių nuokrypių buvo. Šiek tiek. Nu, čia į riebumą, kaip pasakyti, nepagadinsi. Čia taip pat į riebumą nepagadinsi variklio, bet ekonomijai, kūro ir panašiai nelabai gerai. O čia jau buvo šiek tiek per lės. Aišku, čia didelės galios vystymo sukimo momento nėra tokio gazo padėti, tai su tokiu mišiniu kaip ir nesugadinsit. Turiu omeny variklio, bet gazas sklandumui kitiem dalykam įtakos turi. Tai čia minimalių korekcijų reikėjo tik tai. Kitas cilindras analogiškai, tik minimalios korekcijos. Tai va, toks reikalas su šituo aparatu. Ką dar kartą čia prasuksiu, paklausysit, kaip jisai čia garsiai skamba. Ir turbūt bus viskas. Tikėkime, kad čia paskutinis jau jo reguliavimas. Daugiau nelaimingų atsitikimų nebus. ir viskas bus tvarkoj. Tai va, nežinau, šitą emociją yra investuota tiek ir prikišta tiek, kad patikėkit manim. Kas jį įsigys, tai tikrai nusipirks labai, kaip pasakyti, techniškai tikrai labai tvarkingą motociklą. Kas liečia kosmetinius dalykus, nu, kiekvienas mocas turi kasekėlių, bet kas liečia techninę dalį, tai tikrai kas nusipirks nepasigailės. Dėl to, kad pinigų investuota yra labai daug. Nežinau, dabar tokie mocai yra smarkiai atpigę, matęs net ir už 7 tūkstančius ir už 8, kur, nežinau, prieš porą metų turbūt ten kainavo 12-15, gal ne. Tai dabar jų tikrai yra labai daug pasirinkime. Potencialo jie tikrai turi, kas nori Street Fighterį rimtą pasidaryti, tai tikrai vertas dėmesio variantas. Po modifikacijų, po reguliavimo turėsit rimtą žaisliuką. Patinka, turiu omeny, vidutinė midrange galia, didelis sukimo momentas, kas mėgsta vienetus kilnuoti ir panašiai. Tai, žodžiu, aparatas strašnas. Bet ką, viskas turbūt prasuksiu dar karčiuką. Paklausom ir turbūt bus šiam kartui tiek. Paskutinę korekciją, kaip ir sakiau, padarau, minimalės jos, testuoti nebetestuosiu, papildomai nėra prasmės. Tai vat, laimingai, paka visiems.